Atkovotas kamuolys. Ramanauskas. Žaidžia iki galo. Pažįstamų mums turėjo tiek universitete. Buvo Džošas Nybo, buvęs Žalgirio krepšininkas. Kad gali sužaisti savo asmeniškai geriausias rungtynes, rezultatyviausias, bet su tom pražangom pats save ir išsiėmė. O čia... Laurynas Beliauskas. Gražinamas kamuolys atgal Ramanauskui. Čia vėl nėra pražangos puolime. Taiko, Beniušis kovoja kamuolį puolime. Ramanauskui čia jau Kovliaras eina apačias ir nuo užtvarą. Kažkiek erdvės susikūrė Ramanauskas ir pataiko. Vidurio puolėjas į Mangafičiaus vietą. Čia sudėtingas Ramanauskas žaidimas, bet jisai... Linuose kartais tikrai būna galima pamatyti, kaip labiau puolimas dominuoja. Na, čia matome, kad Netuki Braunas antroje pusėje, Justinas Ramanauskas. Eraizėja Vongas, taip, kyla nuo suolelio šis Žalgirio naujokas, Šarūnas Beniušis. Beje, jau 10-asis atkovotas puolime. Finalo ketvertas Vilniuje, TwinsBet arenoje laukia įspūdingas krepšinio reginys. Čia Martynas Pacevičius, tad priekinės linijos žaidėjai. Grynas iš viršaus. Prieš tai ant kamulio negavo, tačiau jį pasijama galiausiai vėl Šarūnas. Gynyba teisinasi Mažeikių ekipai. Kėlinio rezultatas tampa. Ramanauskas prieš Lekavičius. Atšokas atgal, jūs stebėjo šias rungtynes, jau 8 taškus klaipėdietis yra surinkęs. Ramanauskas iš artimesnės distancijos. Ramanauskas arčiau krepšio. Aukštą užtvarą stato Beniušis. Ramanauskas bando atakuoti Mareką Blaževičių. Marekas klupteli. Taip. Manau, kad tikrai turėjo pilną teisę čia atakuoti iš tolimos distancijos. Vis tiek taškus atrado. Kaip sakė, kad yra patenkintas visai savo jaunuoju žaidėjų ir mato jam progų. Ir šalia esantis Donatas Zavackas. Tai kaip iš natų šį kartą pavyko suregzti ataką iki galo prasiveržimo. Žata Juves rotacija, 7 žaidėjų rotacija ir čia gali būti problemų su tuo, galvojame, kad tiesiog gali. Ramanauskas susikūrė erdvės, labai solidus. Nėra lengva. Kaučias jau tik 7 sekundės atakai, Sederevičius praleidžiamas į dešinę. Iš rankų rankas Dominikas Grynas. 6 sekundės lieka atakai, metimas iš toli, Ramanausko. Beliauskas po didžiosios pertraukos taip pat aikštėje kartu su juo. Kėdainiečio ataka nesėkminga, Justinas Ramanauskas kito aikštelės pusėje bando atakuoti Mito Ebo, naudojasi čia. Daug energijos demonstruoja Uniklubet Juventus. Ramanauskas prieš Kulboką eina iki galo, užtikrinti. Relikas buvo atsidūręs ant parketo, nuo jo atsistojo Justinas Ramanauskas iš 3. Deividas Gailius pridėjo, 24 surinko Neitas Džokas. Šiek tiek ir kamuolio lietė, šiek tiek ir rankas, na taip jau būna. Reikia teisėjams priimti sprendimą čia ir dabar. Su Šarūnu Beniušiu. Pagalba iš Breidi Meniko, gražiai vaikšto kamuolys Utenos komandoje ir Justinas Ramanauskas. Rungtynės suvalks TwinsBet praėjusią savaitę, kai dar Tuki Braunas negalėjo komandai padėti, kai prisirinko pražangų torpą. Portažas tuomet pelnė 2 taškus. Paskutinioji kėlinio minutė. Beniušio užtvara, Ramanauskas nukeliauja kamuolys iki... Tikrai atletiškas Romančenko. Neleidžia atakuoti Karoliui. Ir labai... Kovotas kamuolys puolime. Antraisiais šansais 8 taškus surinko Juve, Toro. Relikas. Justinas Ramanauskas. Prieš Jerry Blakesą. Perdavimas Šarūnui Beniušiui. Pozicinė Juves ataka. Šarūnas Beniušis. Nuo lentos. Kupšas po krepšių, Ramanauskas iškrapšto kamuolį. Blokas Toro. Kokie gynybiniai epizodai. Iš to pranašumo
Utenos komanda rinko taškus. Klysta Edgaras Ulanovas. Numeris. Monžvilai baudos aikštelė ir klysta jo. Rezultatyviausias žaidėjas su 15 taškų. Taipogi ant parketo. Ramanauskas vagia kamuolį. Beliauskas turi progą, meta 3.